Labas rytas, sveikinuosi su jumis iš Dakaro. Jums klausimas kilo, kaip mes iš viešbučio, kuriame buvo daug šūdų, pelių šūdų, atsiradom Dakare. Su Mantu nusprendėm, kad tą dieną nefilmuojam nieko, tiesiog važiuojame į Dakarą, apsistosim, susmontuosim video, kiek mes buvom atsilikę. Tai va, atvažiavome į Dakarą ir mes jau turim kontaktus, kurie galimai nupirks mūsų mašiną, žinom, kiek jinai jau verta, bet kadangi esam Dakare, reikia sužinoti, kiek ir patys žmonės čia anksčiau kainavo. Tai važiuosim į vergų muziejų, pažiūrėsim, kiek anksčiau jie kainuodavo, už kokius gražus galimėdavo amerikonų nusipirkti. Gal vieną kitą ir patys dar į savo ūkį persivešim. Nežinau, žinai. Šiaip dabar yra 2,6 karščio, bet galiu pasakyti, Vaidas neperneša karščio. Ir važiuosim ne su Mersu, o su taksi. Kodėl važiuojam su taksi? Todėl, nes čia nėra niekur parkingo. Mes šis yra miegamajam rajone, o ten centre, kur įvažiuoji, su Mantu vakar buvom prasūkę, ten neįmanoma aštas pastatyti. Važiuoji kaip traukinys su visom kartu, bandai kažkur priparkuoti, neįmanoma. Hello! Gore Port. La Gore, le Port. Le Port? Le Port, oui. Yeah, ok, var. Tai kokiu tvarkingą mašiną aš nesitikėjau. Pagaliau kaip ponai galėsim važinėti. Pasirodo mašina tvarkinga viduj. Šiaip tik nesitikėjau, kad mes taip iš karto atsisėsim į taksą ir išvažiuosim. Bet realiai ranką sumojau ir ant to pačio kadro įlipom. Gal mums reikia užsisekti dar, po to mentai prisip. Pamatys, kad baltas kūras sėdi gale, viniotinis, nesuviniotas. Jau baigam atvažiuoti per 8 minutės. Gerai, thank you. Kiek čia duot reikia dabar klausimus? How much? 5,000 nedaug čia kaip palyginus. Thank you. Už 5,000 tai čia gaunas apie 10 eurų, žinai. Ja, pakankamai pigiai. Nusipirkam bilietus į keltą, baltiesiems gaunas 5,200, o afrikiečiams biškį pigiau, ant pusės skaityk. Šiaip gydai labai siūlysi, sako, reikia būtinai varyti su gydu, nes salė, tipo, jie daugiau čia kažką papasakos, kažkas tokia, bent 5 gydai buvo kažkas tokia, sau išstrikiuokit, išstrikiavo visi gydai. Sko, aš pamėginsiu išsirinkti stipriausią, vikriausią, galingiausią, bet nei vieną neišsirinkau. Čia idėja nuotrauka, tipo, kad va kaip atrodė maždaug senovė, gariniai laivai, laukia žmonės, bet realiai lygiai taip pat dar dabar atrodo. Prieš mėnesį čia iš tikrųjų fotkinti. Bandysim įsiaiškinti, kiek kainuodavo anksčiau žmogus. Lemon, tai auksiniais anksčiau turbūt ant pridavo, žinai, arba už arklį sokis. Manau, kad 500 eurų dabartinį. Nusipirkė, duodi kelmus biškį paraut, nugarą pareina, šitą parodė pigiai kažkur, kitą nusipirkė. Vienas kitas tik tai išbūna visam jau. Nu gal ir daugiau kainuoja, šiaip įdomu. Reikia paklausti, gal čia atgyvėti, kiek anksčiau, kiek galėjo kainuoti žmogus. Gerai pasitikrinau, kiek galėjo kainuoti iš vakarų Afrikos vergas šiuolaikiniais pinigais. Pasakysiu pirmą, anuo laikų pinigais ir po to išversim į šitų laikų pinigais. Didžioji Britanija kainavo 40 svarų iki 100 svarų arba nuo 400 iki 800 JAV dolerių. Čia 1800 metais. Perskaičiavus ir išvertus šiuolaikiniais pinigais, kainuotų Britanijai 15 000 svarų. Gerą mašiną, žinai. O JAV doleriais tai nuo 2,5 iki 3,5 tūkstančių. Būčiau pigiai pardavęs. Ne koks verslininkas, bet tai brangiai. O kągi dabar kitaip galvoja vyksta. Dirbi konservatoriam ir viskas. Mums užvidė konservatoriai perveda ir viskas. Mes nieko negalim blogą apie jis pasakyti. Rubliai siūlė 800 milijonų. Kiek čia gauts? 2 eurų. Nesutikom. Kai kitai vieną pamiršo, priplaukė laivas iškart nuo krantą paim. Bet pasikočiojęs, tokį irgi paimčiau. Minimum 2,5 tūkstančiai sterlingų. Nu, ką padaryti? Nu, ką padaryti? Mes plaukiam į vergų salą. Ką padaryti? Man dabar apie mašiną šnekėti? Tos mašinas daug pigesnės dabar. Nu, ką padaryti? Nu. Neperplauktum tai čia. Jeigu ten neišvažai visus, plaukit, sako, kaip norit. Bet galėtum pasigaminti valtelę, paplauktum. Bet nužudytų čia ką nors. O, medūza. Eik, nu, iš padaras. Įdomu ir skanus.
Somalio piratai varo į Braziliją geresnį gyvenimą ieško. Matosi prancūzų, britų architektūra likus, nes šitą salą ten valdė, kas tik tai netingėjo. Tai prancūzų, tai portugalai, tai ispanai. Ispanai reikia? Man atrodo, ispanai ne. Ispanai nevaldė. Olandai, p***andai visokie, visas šalis, kas tik netingėjo, sako, I'm the captain now. Hello, bro. You speak English? Latvija. Latvija. Where are you from? Latvija. Which country? Latvija. Tai ramiai sau praleisti laiką. Atsiviškart. Vergystę. Pasimėgau jų vergavimo ir puol. Gydai. Kadangi mes gydo neimą, mes bandom pats įsiaiškinęs, nes turim smegenis. Čia daug smegenų nereikia, kas čia galėjo būti šitoj vietai. Šitoj vietai stovėjo ponas žmogus, kuris rėkdavosi. Šis jaunuolis vertas tiek pinigų, jis yra stiprus, jis tiek kainavo, kas siūla už jį ten 500 sterlingų paklę. 600 sterlingų tam mūsų suotui Britui. Ir įvykdavo pardavystę šitoj vietai. Aš galvoju. Nuo šitų laiptų. Panašu, kad čia tokia centrinė aikštė, sakyčiau. Galvoju, kad rimtai atvarysim čia ir bus tvarkinga, bet žinai, kad tipo, vienos vietos bent jau nepaverčiam šiukšlynų. Šiaip su Mantu šnekėjom, kad pietiečiai, manau, kad yra labiau tinginiukai, nes jie viską, žinai, turi. Kam jiem dirbti, žinai, jis kaip katinas gali tiesiog miegoti, žinai, nes jiem nereikia dėl šilumos stengtis dar kažko. Jisai batoną pagriauš tą dieną ir išgyvens dėl to. Ką šitą dabar tvarkysis, tai jeigu aš tvarkysis, tiek kitas mėtis šiukštis. Apžiūrėsim patranką. Šiaip man irgi viena iš idėjų pasidaryti gerą patranką. Iš metalą išsiliet. Neišeitų man ant savo žaidrašką tiek daug metalą padaryti. Bet kai kietai būtų. Čia jau rimtas patrankas. Čia ne žaisliukas, žinau. Čia daug arklių reikia tokį pakeltum. Tai šitą patranką apie 20 tonų sveria. Jinai kainuodavo labai brangiai. Kainuodavo dabartiniais pinigais $500 000. $500 000 eurų vieną tokį patranką. Kaip manai, kiek atstumą nušaudavo šitą patranką kilometrais? Kilometrais? Nu, ne kilometrais, metrais, plebam. 100 metrų. Tai ką, tu $500 000 mokai ir tau nušauna tiek, kiek gali numišti iš laivo kažkas sustojęs iš valtelės, tipo kitos valtis nedašautų. Tai nuo 8 iki 10 km šūvė atstumus. Čia bet dabar buvo žiauriai kietai. Pažiūrėk, čia visas fortas 300 laipsnių. Tu gali 10 km atstumą kalt. Tu primeti, prieš 200 metų kažkas plaukęs kažkokią valtelę, kas ten priekio, dūmas. Ir matai, toks aukštinkštis įskrydo. Ir vaizdas lenkėsi to vietą. Ir tu per tavo kiaurai laivą. Tai gerai, kad pasaulis apvalus, tai žinai, tai kulka ir nuskrenda į kosmosą. Nedirbo, man įdomiausias, kur viskas tačiau, visas kortas ant šitą vietą, kur norėjau pažiūrėti, kaip atrodo viduje visas karinis objektas, visas fortas. Nedirba velnis. Tai kam tada plukdo žmonės? Negi sunku dabar. Čia atplauk, pasižiūrėti architektam, kaip gražiai padaryti namai, grįžti pas save iš savo sąvartyną ir ten padaryti namus. Tvarkingiau, gėlyčių pasisadinę. Oi, čia jau gerai padaryta. Tai jie va čia ir gyvendavo, prirakinti. Nelabai ir blogas sąlygas, galiu pasakyti. Nemelos Hendrikas daktaras, kuris yra nekaltas, prastesnėm jau. Nu jo, tu neišlysi per tokią skylę, ne? Nu aš gal ir išlyščiau, įsibėgėjęs. Nu toks. Hello, 2000? Me 2000? Medinės, grotas. Čia Jackie Chanas kiaurai išeitų, bet tokių kaip Jackie Chan nelabai pardavinėda. O jis čia labai ilgas. Ai, bet kad jūs sargybiniai žinok, kad galėtum su žieberklu badyti juos, ateini pamaitinę juos. Pašerį. Nu čia va, daugiau telpa šitą vietą. Čia jų šokių salė. Čia su nagais biškai išdraskyta, matai. Nemoka sienų prižiūrėti. Čia jau ponai gyvendavo šitą vietą tikrai. Ir laivai gražus. Pažiūrėjau, gražus laivai. Ne dabartiniai. Man, pavyzdžiui, senoviniai laivai yra nesveikai gražus. Pamenu, kai mes su Klaustu plaukiam su laivu, kai buvau padaręs. Mano galvoje atrodė mano plaustas šitai. O to reikėjo biškai mažinti ir taip gaunasi. Pažiūrėjau, antrankiai anksčiau buvo. Čia irgi va antrankiai. Žiūrėk, kaip jie suguldydavo, matai. Statinės visokias, alaus dar kažko. Ir po to visus suguldo ten, kur trečias yra laivas. Kaip gera, kai ramu čia. Manau, kad ten neturėjom. Savaitę laivį neturėjom tokios ramybės kaip čia dabar. Ruonis išlenda iš vandens. Ten dirham.
500-600. Tu realiai gali užsisakyti kaip maistą juos. Duok man, čia negal, man, 28 metų. Čia stovėjo ponas Mandel. Va, aš tau ištovėti. Kaip karšta, vis limpa. Aš jau laukiu grįžti, kaip dėsiu po šaltą dušą visą laiką, minutę kokią. Gal užteks tiesiog šaltą paleisti, kol šiltas pradės bėgti. Esmė tame, kad pašiltų, nes šaltas pašiltų. Jo, pašiltų kam čia. Kokį blogai pašiltų. Gražus paveikslai, siūlo pirkt, tikrai norėčiau pirkt, bet nesizduoju, kaip per oro uostą prasnešti. Pažiūrėk, kaip patranka. Tave čia atvestų, sakytų, tu nori laisvės? Ateik čia. Kiš galvą į vidų. Pum! Einam, pažiūrėsim, kaip reikia taikyti su juo. Ir kaip jis sukiojas aplink. Oi, kiek dantračio. Ir sukiojas aplinkui. Tai žinai, kaip sunku nustaikyti laivą plaukinti. Our hotel is near ambasada. Grįšim namo. Man čia mėginsi dar šitą gabalą susimontuoti. Eik susimontuoti. Man tas montuoja Vaidas Vaidenas. Rytoj, žinokit, laukia labai smagi diena, aš biškės laukiu rytojus. Nes mes turim iš mašinas viską išsiparduoti, išsivalyti mašiną, padaryti rytoj, žinai, dar turim nusigaudyti iki St. Louis'o per kokias 4-5 valandas. Ten mašiną turėsim parduoti ir iš ten turėsim kažkaip grįžti, vėl netoli Dakarą. Sibikinga buvo, kad mes man sakėm, o, tai čia pasimsim kažkur gyventi, prie pat oro uosto, kad jau ką, iki mašinas neturėsim, galėsim peškom tiesiog į oro uostą, savo kupinėm, su kompais, nusipirkam bilietus, patožiūrim, ai, čia ne šitas oro uostas, 5 km nuo Dakaro dar. Paleido mus taksioras, sumokėjom 5 štukas iš 5 grąžos, čia yra restoranas. Dabar su Mantu išsirinksim vieną iš tų ožko. Manau, kad ta, kur sveikiausia ir padarės mums vakarienę. Užsakė maistelio, biškį ir lietuviška būtų, Mantas picas pasiėmė vėl. Aš neėmiau picas, nes praeitą kartą labai daug komentarų gavau už tai, kad palieku kraščiukus picas, bet vėlgi, jeigu aš nepalikinėčiau, tai kas tada juos šars? Užvalgėm su Mantu, bet nusprendėm, mes esam ponai. Vakarų Afrika nemoka gaminti maistą. Neturi ką pasiūlyti, žinai. Net tas, kur iš mūsų mašiną žada pirkti žmogus, aš jos susirašinėjau žinutėm, klausiu, kaip čia gyvenimas, kaip ką. Sako, aš noriu pabėgti iš šitos šiknaskėlės šalies. Šiknašalės. Jaunimui sakė, kad irgi nėra čia ką veikti, bomžauti tiesiog. Tai biškai gaila, aš kur. Tikrai nėra čia daug blogų žmonių, žinai. Bet, žinai, visų nepašersi, žinai. Pažiūrėkite į mūsų chatą. Apartamentai dideli. Stalas, sofa, stalas. Pas juos yra taip, kad negali elektros į skolą, kaip pas mus. Žinai, gali nesumokėti porą mėnesį ir ten nieks. Taip pat tiesiog skola aug, žinai. Pas juos tu turi nusipirkti elektrą, o yra dačikas toksai, kuris fiksuoja, kiek tu kilovatų prisukai. Na, aš nieko nespaudžiuosi, nes jam kažką pridirbsiu. Bet realiai mes išnaudojame 14 kilovatų. Realiai žmogus vos sako, per dieną perka iki 20 kilovatų kažkas tokio. Kad tu turi į priekį susimokėti už elektrą, nusipirkę elektrą ir tiesiog naudoji. Labai įdomu. Hello? Esu. Esu skambinti? Esu. Džiom? Pasigavo į... Pasigavo ir Afrikai pasigavo. O čia elektros kaina yra 18 centų. Lietuvoje pas mane gal 21 centas. Panaši kaina, bet lietuvių mes jį prakūtė, žinai. O čia tai, žinai, vargščiukai visi, žinai. Mes lietuvių, žinai, paliekam duonelę žmogui. Nes kas jį kitas, jeigu ne lietuvių, šars juos. Išvažiuojam iš Dakarą. Šiandienas mūsų
planas mašiną atkrausti. Turime daug kempingo įrankių, turime kempinimo palapinės. Praktiškai su man stebimės, ant kiek kokybiška mūsų kempinimo įranga vien dėl to, nes mes beveik prieš 3 savaitės nusipirkam ir praktiškai kaip nauja atrodo. Miegmaišiai, kaip nauja, palapinės, kaip naujos. Važiuojame iki St. Louis'o, tenais mūsų bus paskutinė stotelė Merus. Ten reikalimės atsisveikinti su pačiu Merus, atbučiuot, bet jį nupirks, man atrodo, tik tai rytoj. Blogiausiu atveju paryt tik tai nupirks. Tai žiūrėsim, kiek laiką ten mūsų tas pardavimas užtėtės. Mūsų tikslas gauti 2000 eurų ir mes būsim laimingi. Čia tos kelionės niekim net muštė 2000, bet būtų be palapinės miegoji. Ne, mačiau, biškai sukėlė diskusijų dėl tų palapinių ir kad, tipo, kodėl mes viešbučius miegam, bet nežinau, kelintą kartą sakau, bet kontentas yra geresnis, kai mes miegam viešbutį ir kai man tas turi laiką sumontuoti. Mersas ir negalė vertas yra apie 4-5 štukės eurų. Mes už tiek neparduosim. Ir nieks už tiek nepirks, žinai, kur tu rasi žmogų, kuris nusipirktų už tiek. Plius jiems reikės mokesčius sumokėti, importo mokesčiai ten 3% gaunas. Tai tiesiog neįmanoma, žinai. Tai mes parduosim kažkokius 2-2,5, jie ten susimokės visus mokesčius ir po to, aišku, tą Mersą parduos kažkam, nuo to uždirbs, žinai. Tai va, ir jie turi kažkas uždirbs, žinai. Vėlgi, prieinam prie to, kas jeigu ne mes. Kas juos šers? Aš padarysiu merčą, gerai? Pirktumėt merčą. O kas juos šers? Dairomės man tu jau, kur galėtume pasidaryti stovyklavietę pavalgymui. Žiūrėk, ko jiems trūksta. Stoliuko, lauko, kaip būna, važiuoji camping sites, gamtoj, atsisėsti. Pailsint mašiną. Ba, čia va, tarp karvių šūdų, labai gera vieta. Eik tu, na, kaip karšta. Ai, nu pasisiosiu aš. Buvo atliktas mauritanietiškas ritualas. Šiaip užsistoja, kaip merkas pavydi bernam, kai gali belekuruoti pasistoti. Padelių negadinsim, man užteks tokį. Mešiu, žinokit, nefilmuotų čia šiuo. O, prieisim prie sunkos. Šitą tikrai daug skanesnis negu tau tas bomšpukis. Tau tai pelėm atsiduoda. Atvarėm į St. Louis'ą, paskutinę mūsų Merso stotelę. Ir pastebėjom, kad čia visai indiška kultūra yra. Nežinau, man užfiksavo, bet antrom šikančius žmonės filmavo ant jų bičo vadinamo. Kondicinieris atsigavo vėl. Kažkaip keista, kad kartais užkesni mašiną, užkuri vėl normaliai veikia, kartais neveikia. Ai, nebesuprasi. Parašyt komentarą. Ai, parašyt. Taigi dėl to nezeraurus, čia tavo to akumuliatorio dega. Realiai akumuliatorių pakeičiu ne dėl to, kad mums mantų kažkas neveikia, kažkas, žinai, viskas čia veikia, žinai. Pakeičiu dėl to, nes komentatoriai rašė, kad pakeiščiau, parodyti, kad iš kur nieko nebus. Tada bauda, kurią sumokėjau $100, ten irgi mačiau žmonės, kad debilas $100 sumokėjai. Nu ir moku, man viską darau dėl kontento, žinai. Realiai, kai taip ir nefilmuotumės tą video, aš ten eičiau kaliočius ir savaitę laiką tupėčiau prie tų mentų, sakyčiau, kažkai nemokėsi, žinai. Bet parodau, kad tai vyksta, žinai, taip pat ir už akumuliatorių sumokėjom $102, ne, kuris ten kainuoja gal 3 eurų. Nu tai va, parodžiau, kad kaip lūpa iš baltodžio, pinigus, tingiš tiesiog, bobėtis eis, tingi tiesiog, nu. Pasport? No, dame the conduit. Is it good? Driver license? Yes, driver license. Žiūrėk, eina baltieji. Ten dirham? Give. This is the way. Privažiuojam gražiai. Hello, Mr. Beanie here.
Come on, Black Mamba, atsiliep. Važiuojam pašerdinti dar neima, ždelas iš rankas, matai. Kad tokias būtų paprastas problemas visą gyvenimą, ne? Ui, negalim į viešbutuką, vargšelė. Kai paspaudžiu cancel, reservation grąžink, atbėga klupščiom, gerai sutvarkyti reikalai. Sakė, neparuošęs kambarys, tai viskas gerai, mes jiems man paaiškosim gal kažko pavalgyti, gal ne? Gatvėj kažko. Gatvėj, gal kažko gatviniai bus. Ir NBA aktyvuoja, kai iš tikrųjų dar niekas nėra paruošta. Tiesiog dar čia spintelės nesukrautas, kojinės padėtas. Why do you put it in the NBA if it's not ready yet? If it is not, that's what my sister said. She said you are too much in a rush. But you understand you can get banned. Yeah, you know, yes, I can get banned. Kai paspaudžiau cancel, Niftiem atsirado savininkas. Pasirodo savininkas, sako, aš tik ką tik ir NBA kėliau savo namuką. Sakau, prieš kiek laiką, nu, sako, aš vakar aktyvavau. Sakau, tai kodėl tu aktyvuoji, kad dar nieko neparuošiu, aš nesitikėjau klientų. Aš sako, tu esi pirmas klientas. Sako, aš tau galiu pinigus grąžinti. Sakau, ne, tai jeigu padarysi lovą, tai viskas tvarkoja, žinai. Atleidžiu aš viską, žinai, jiems. Nenoriu iš karto į bankrotą nuvaryti irgi žmogaus. Tik pradėjo verslą, pirmam verslui reikia vis tiek duoti. Negi dabar, you refund me money. Sakau, kur čia galima pavalgyti? Sako, tai aš jūs nuvešiu, sako, čia yra geriausia vieta, kur galima pavalgyti. Ir atvežė šitą. Nu ką, su kiaušiniu. Nu, atrodo, kad būtų pritriesta šitam lakštę. Tai pasakyti skonį, gal visai skanu bus, žinau. Valgoma, žinau. Nemeluoju. Dabar gaisim jau čia iki mašinas, galvoju, pasižiūrėsiu, apsiskaudinsiu vietas, galvoju nuneš savo kempinimo įrangą ir mėginti išsikeisti, patreidinti, žinai. Dėl mašinos. Galimai ne rytoj pirks, o poryt. Jau po truputį bišį galvoju, ar nebus taip, kad jie bando suprasti, ar mes norim išvažiuoti kažkur jau iš čia. Mums lieka vis mažiau dienų, kai mes galim palikti šitą šalį su šia mašina. Ir sakys, palauk, dar rytoj. Ir kai liks vieną dieną, čia kur dabar tu važiuosi tą mašiną? Duok už 500, niekur neišvažiuosi, Asilė. Gal tokia situacija. O jeigu lieka 3 dienas, mes tokį Gambiją varom. Ir viskas. Bet dabar toks antitumpas, dabar mes nebežinom, ar mus mausto baltuosius, ar nemausta. Negi, tokios trumo asfaltų tepa. Nu gal, bet gal čia bortelis toks sukurtas. Bet jeigu tokios trumo asfaltas, tai čia... Tai vadė, ko tokie geri keliai. Va šitas va šienas maiše. 7 štukės jų kainuoja pinigų. Tai čia virš 10 eurų vienas maišas. Kad tą velą galėtų pavalgyti ramiai. Žinokit, man pilvo pradės skudėti nuo to maisto. Ten tas paplūdimys, kad visi šyka. Nežinau, ar šyka, kad neįsiaiškinamės. Šūdų detektyvo analizą būtų gerai atlikti. Einam? Nu, ten jeigu kas nors mūsų užlaps, tai užlaps. Smirda jau šūdų. Smirda? Da biškai paikim. Turim įsiaiškinti, ar tikrai žmogašodžiai. O, pfū, čia žmogašodžiais. Jau čia forbidden for white people. Čia man prirenka žuvų visokių iš čia moliusko. Ir neša, nes tipo reikia jiems tiek kažką maitinti, kažkaip maitinti reikia baltodį. Nes jie galvoja, blema, jeigu mes nemaitinsim, tai kas jo šeras? Jo, mūsų anas keliukas. Reikia anksčiau kažkur pasukti. Gal praeisim ir pra čia? Eik tu na, kažkoje košė už kulną užbėga. Gerai, kad iš kurių miškos nemiegama, ne? Ne kaip kokie bomžai. O mieste gali miegoti. Kaip ponai. Gerai, aš esu krikščionis, nemeluosiu, kad ir šetonį sielą esu pardavęs. Bet žinot, tai man įdomu, koks yra Alachas. Reikia iki ausų apsišykęs. Nes kur tik nuvažiuoju, kur yra Alachas, 9% bus šiukšlių. Bet yra kažkas, tai kaip jiems Alachas nepasako, nešiukšlinam. Gal kažkas irgi iš lietuvių, gal Alachų tikit. Papasakot man komentaras, aš noriu išsižvengti. Sako, nereikia ir negalima tyčytis iš religijos. Blema, gal iš tikrųjų reiktų pradėti. Varom kažką iškeisim, gal dujinę kokią.
Man pilvas kažką, žinau, gurguliuoja. Liau, norėčiau pabildinai. Ne, aš nežinau, ar čia esmė tame, kad dar nežinau, žinai, ar čia yra ar nėra dažnai. Čia kai meškerioji, nieks nekimba, bet pradeda judinti ir nesprendė, ar banguoja plūdė, ar žuvytė knepčina. Ar plūdė savaime, ar žuvytė knepčina. Ir nenori ištraukti, nes jau ganėtinai ilgai tu toks... Ta šavarma buvo, kažkas negerai jaučiu. Buvo galvom, kurį geriau atiduot. Ar stalą, ar dujinį atiduot. Už mangus, ne? Kiek mangų? Nu, kokius 4 jau duodu. Stalą pasiėmu, ne? Kodėl nebeimsim kėdžių? Nes labai daug neš tau ir man viską. Ar tu filmuot, kaip tu filmuosi? Teisingai. Greičiau einės vėl įmo kažkas. Bet sunkus stalas, neneši stalą. Imam kėdės. Turim 4 mangus gauti, viskas. Kėdės turim. Galvojam, kad iš šitos kėdės iškeisti kokius 4 mangus, kas visai būtų geras dealas. Žiūrėsim, ar mums išeis įtikint. Turėsi iš kažkaip užvaidinti, kad I'm the king of the chair, I'm king of the chair. Reikia parepetuot. Hello, sir. Do you want to trade good quality European chair for your mango? Mango? Yeah, mango. Do you want to trade? I give you 2 chairs. You give me 4 mango. Good chairs. Look. You see? I'm the boss now. Wait. I'm the captain now. We have deal? Give me 4 best your mango. Not mango worms, mango. Where are you from? Lithuania. Huh? Lithuania. Lithuania. Yeah, it's good. What's your name? Vaidotas. What? Vaidotas. Vaidotas. Huh? Mantas. Mantas. For you. Hey. I said 4, not 5. No problem. I text you, Okay. and if you're still here, I come with the car, okay? 3 hours. Do you know where's the barber? I wanna... Just here. We have a car, we sell the car, we buy tickets and go back to our country. That's your first time here. For me it's second time, for him it's the first time. You have wife here? Yeah? No. No jig in Senegal? No, just in Lithuania. Just sides. Don't touch here, okay? Because I want to make a here. Just here, okay? Batman. Šiaip jokia feida nieko nepadarė. Tai palauk. Tik kad nebėra iš ko. Tiesiog tipo blidėlis, ne? Jo. Nes jie manau, kad nemoka kirpti tų plaukų, nes pasirodo tai kitokie plaukai. Yes. Here is the festival? Wait, yes. Today? Tomorrow. Start tomorrow In St. Louis? in San Luis. Where? Man, the prime contact. The island. In the island. You know the island? Yes. After the bridge. Yra. Yeah. Esse velho. 3,000 good? Yeah. Fresh. Vis apkarpo. Bliam, aš jam juokavau, sakau, padaryk mane kaip hi. Jis realiai priėmė kaip už tikrą ir žiūri, po to finalizuoja, jau daro, jau plauks kaip hi. Manau, mūsų tie visi daiktai labai greit išeis, ne? Gražiai. Nufilmuok su telefonu, nufilmuok su mano telefonu, nufilmuok iš mamai nusiųsiu. Parodys mamai, kaip apkirpa, nes mano mama yra kirpėta, iškart pasakys tiesiai šviesiai. Gražu. Genialu. Gerai, šitą video persiųsiu mamai. A, kad persiųsčiau, Afrikai reikalingas internetas. Ir man iš karto pribėga vaikučiai pabiručiai Vaidai, pirk mano kartelę, internetinę kartelę, pirk Vaidai, nes ką tik tu atvažiuoji į šitą šalį. Man to daryti nereikia, nes su Seili programėlė yra eSIM dalykas. Tau nebereikia fizinės kortelės atvažiavus į jokią šalį. Neapsikrauni, nepameti savo tikros kortelės, kurią visą laiką naudotum. Tu tiesiog atsisinti appsą, labai paprasta, automatiškai viskas įsidėgia, tai nieko nereikia daryti, tiesiog kelius pirštus paspaudi, appsas
telefonas, jau prie tavo telefoną automatiškai atsiranda eSIM ir su nuolaidos kodu VAETAS 15% nuolaida bet kokiam Seili planui. Seili taip pat turi tokias funkcijas kaip VPN, virtualios lokacijos keitimą, antivirusinę, kad jeigu tu vaikštų po svetainės, virusus iš karto visus pašalina. Kas man labiausiai patinka, tai adblockas, tai reiškia, kad tavo duomenų kiekio be reikalo nenaudos visokios reklamos. Šiaip čia žmonės yra nustebę, kad tipo paklausiu, kai man su tam susisėjo, kaip su tam, sakau, tai su telefonu per WhatsAppą. You have connection here? Sakau, jo, turiu. Ir parodo, dažnai parodams tiesiog Seili appsų, sako, eSIM, mats vis tiek supranta, kas yra eSIM. Ir matau, kaip jų akise biznis pabiški dingsta, žinai. Plius jo, vėlgi, mažiau šiukšlių, mažiau plastiko, viskas ant appsų. Toks daug paprasčiau, žinai, sumažinai, viską telefoną sukiši, im, naudokis. O kad naudotumėtės pigiau, galite su VAETAS kodą gauti 15% nuolaidą jūsų Seili planą. Tokio stiliaus nebuvo nuo 45 metų. Šitas stilius šaviravo 39 iki 5, toks tik čiučiut, žinai. Sugrąžinsim atgal. Einam Saulėlydžio žiūrėti papildomi ir mangų pavalgyti. O, čia tobulą vietą. Gražu čia veikti. Sakyčiau, retai tokį grožį dar pamatys. Ir pasakys, ar geresnis šitas, ar Mauritanijos buvo. Šitas labai skanus, žinok. Tikrai skanesnis, negu ten, kur už 5 štukus pirkau. Jie sako, ateikit įsirinkit patys mangus. Tu blema gal jie geriau žino, kurie yra geresni mangai, ne? Sako, mes mašiną pardavinėjom. Sakė, how much, tipo, už kiek čia norėtume parduoti pinigų. Sakau, duok man maišą mango ir galėsim kirst rankom. Sako, per daug prašom. Varom, pasimsim mašiną su visais daiktais. Važiuosim pas juos, nes jie vieninteliai šnekus visai. Tai jie nusipelno, manau. Tai mėginsim išsikeist, mums reikia vandens, ko mums dar reikia. Kad duotų bananų pagriaužt. Daugiau aš nežinau, kad norėčiau kažką pasimt. Daugiau mums nieko nereikia, žinai. Važiuojam. Gerai, žinok, nueis vienas galvos skausmas. Kur mums visus daiktus dėt. Neišvartyk čia daiktų. Fresh. This is all yours. Yeah. How much for the goat? This? Yeah, how much? 2,000. 2,000 what? 2,000. 2,100. Tell me in calculator. Padalinam iš 65. So it's 300 euros, yeah? Yeah. Where is Good table. Look at this. You see? Oh, this one is a gas stove. See? Yeah, good. Good. Very good, yeah. Very good. Hey, what's more? Original Mercedes accumulator. Yeah. Original. Yeah. Don't need it, yeah? Leave it in the car. See, I need. You need it? Okay. What is this? You can take it if you want. This is very good, very expensive. With this now? No. You need to with your mouth. Oh, and what's more you have? This is the home. Let me show you. It's a magic. It's a magic. Look at this. Cool, yeah? Look. Yeah. Yeah. Sleeping bags. 2 sleeping bags. It's brand new. Remember, brand new. Oh, ça c'est pour les moutons. It's not very good axe. You know what is this? Ouais. Take this. This is tuna. Very good, very expensive. Do you use sunscreen? Sunscreen. Yeah, good. This is the for mosquitoes. Yeah. Very good band. Yeah. Very good. No malaria. Yeah. Very good saw. Yeah. Very good. Yeah. This is for my father. He is a killer. Shoes, but it's very bad condition. Maybe we're gonna burn it, no? No, it's good. No problem. No problem? Yeah. Okay. It's very good, man.
brand new brake pads for Mercedes brake pads. So I need water, bananas, and one goat. No problem. Okay, and one goat. Maybe one child. Child, no. Which one goat is mine? This one? Yeah. Can we put in the car? Put in the car. Okay. Let's go. No. In the trunk? Yeah. No, it's white. Trunk? It's white goat. Go in the front. In the car. Come on. Take all you want. Very good. Gerą mes šį dylą susukom. Turim ir mandarinų, ir bananų. Yeah. Remember one thing. This goat is mine. Yeah. Every day, Yeah. you send me a picture in my WhatsApp, okay? No problem. Yeah, no problem. Goat stays right there, but you keep it. Watch my goat. Give me a few bottles of water. It's enough. You ask me if I have wife in here. Yeah. Now I have. Goat is my wife. You want that more? No. It's good. One goat is enough. It's okay. Yes. Damn, kokį gerą dylą padarėm. Vandens juk turim ir maisto. Šiaip buvo sunku, nemeluosiu. Buvo sunku matyti, kai naujus daiktus atiduodi žmogui. Bet kai supranti, kad atiduodi už brangiau, už 3 bananus. Ir žinai, jam irgi mindfuckas buvo tam žmogui. Sako, palauk, tai man tu viską atiduosi, kokias kainas, kas aš atiduosiu už bananus, už vis. Ir jis toksai, kaip įmanoma. Taip, nesuvokia, žinai, kaip jaunas pjūklų. Make sense viskas. Jeigu kitaip jautų, tas pjūklas, taip, žinai, durnai, taip kabintųsi turbūt. Nu, tipo, mindfuckas, tipo, kaip gali atidavinėti taip daiktų, žinai, nes galvoja, ar čia kažkoks prankas, ar kažkas, žinai, nes kamera yra. Ir po to, kai supranta, kad realiai jis gauna šitas daiktus, jam toks, žinai, čia zaibė, žinai. Tai jis šiaip pakvietė mus rytoj vakarienės pas savo šeimą, bet gali būt, kad mums rytoj tiesiog laiko neužteks, nes mes rytoj važiuojam pardavinėti šitą Mersą. Tai žiūrėsim, kokie ten dalykai dar bus, žinai. Aš šiandien manau, kad bus tik tiek, kiek ką tik buvo. Gerai, ką mes gavom? Mes gavom bananų. Yes. Gavom mandarino. Kalamanti? Kalamanti? Clementine. Clementine? Clementine. Ir vandens 3 butelis. Ir kas svarbiausia, turiu savo ožką. Paprašysiu, kad atsiųstų man nuotrauką mano ožkos. Žiūrėsim, ar atsiųs, nes jeigu ne, grįšim ir su tuo atšypusiu kirvinu kirsim galvą. Geras pardavimas, skaičiu, geras dėlas. Turim bananų, turim mandarinų, turim vandens 3 butelius ir turim, kas svarbiausia, prižiūrimą ožką. Žmogus man kiekvieną dieną siūs ožkas nuotraukas ir aš taip galėsiu ramiai užmigti. Tai ačiū visiems, kurie žiūrėjo šitą video vlogą. Paspauskit subscribe, paspauskit laiką, parašykit komentarą ir pagirkit mano ožką. Pagirkit kažkiek. Norėtumėte irgi tokias ožkas, ne? Popris reiks kažkaip sutvarkyti, Lietuvą šiaip ožką prisvežti.